Sveiki visi, taigi susitinkame dar kartą. Šiandien būtų tema santykiai. Tai yra, ką jis ar ji jums jaučia, ką apie jūs galvoja, kokie jo ar jos planai. Vėl matot prieš save 3 skaladės, kad būtų lengviau, tai tiesiog sudėsiu skaičiukus. Čia būtų pirmas pasirinkimas, čia būtų antras, o čia būtų trečias. Taip pat primenu, kad vaizdo įrašas galioja, nesvarbu, kada jūs jį pažiūrėsite. Jeigu jūs intuicija atvedė čia ir dabar, reiškia, tai jums yra tinkamas metas žiūrėti ir sužinoti. Taigi galite pradėti rinktis kaladę arba skaičiuko, kaip jums labiau rezonuoja jūsų intuicija, ir skaitymą pradėsiu netrukus. Jeigu reikia laiko, vaizdo įrašą visada galite susistabdyti ir išsirinkti. Siūlau ilgai negalvoti, nes dažniausiai pirmas pasirinkimas yra pats aiškiausias ir tiksliausias. Taigi pradėsiu nuo pirmo varianto. Pasidarau šiek tiek vietos. Ir pradedam dėlioti. Pirmas variantas. Taigi, ką jis arba ji apie jūs galvoja, kokie jo jausmai ar jos jausmai jums. Panašu, kad čia būtų išsiskyrimo, bet žmogus galvoja, kad čia nėra pabaiga. Jisai žino, kad pats kaltas dėl šito išsiskyrimo, buvo labai jam iš tikrųjų šiuo metu sunku. Jisai pats paleido progą, bendrystės nebėra. Žodžiu, žmogus visiškai yra viską praradęs, jisai supranta, kad prarado viską ir nebėra net ant ko statyti. Nebėra ant ko statyti. Ką jisai dabar galvoja? Jis vis tiek nori pas jūs grįžti, tiesiog, jam jūsų reikia, jam jūsų trūksta, nes jisai prarado ne tik jūs, jis prarado tarsi ir gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę. Jisai pasiryžęs jūs susigrąžinti bet kokią kainą. Bet kokią kainą. Netgi per manipulacijas. Žmogus, tai charakteris, tai keistokas. Tai pats prarado jūs per savo įvairias manipulacijas, melus. Bet jam jūsų tiesiog reikia. Jisai negali, be jūs yra visiškai pasiklydęs savy. Gerai, kodėl tu šitaip galvoji? Tai kasgi tarp jūsų nutiko, kodėl jisai šitaip galvoja? Tai tarsi šiuo metu be jūsų jis tarsi sustojęs, visas gyvenimas jiems sustojo, ir pinigai neteka, ir blogai jaučiasi, ir ligos puola, viskas vienu kartu. Tai ką čia nutiko, ką tu padarei, kad šitaip tau blogai šiuo metu, ką tu padarei? Jisai jautėsi labai patogiai su jumis. Buvo kita moteris, apgavysčių buvo. Nerodė jausmų jisai. Jisai galvojo, kad jūs visą laiką būsit šalia, prie jo šono. Jis priėmė jūs kaip savaime suprantamą dalyką, jis net negalvojo, kad šitie dalykai gali pasibaigti. Ir dabar supranta, kad čia karma tiesiog. Nutrūko visi santykiai, jis liko vienas pats su savim. Nebeturi ką atsiremti, dėl to jam taip sunku. Ir pats jisai savo šnekom, jisai viską praradęs tuo metu. Nėra, ta prasme, laimės jo gyvenime. Ir
Ką tu tada mąstai apie šitą moterį? Kodėl tau jos taip reikia ir ką tu prisidirbi? Kokios tavo mintis? Nu, pažiūrėk. Nu, jūs buvot jums resursas tarsi, jūs tarsi ir mokėt jį. Buvot per daug atlaidai jam. Ta prasme. Viskas čia gan nesenai įvykę, tas išsiskyrimas, gan nesenai. Ir jisai nori vėl suartėt. Bet jūs įspėja, nebandykit prisileisti šito žmogaus, jisai jūsų negerbs toliau. Nereikia jam atleisti ir net nekomunikuokit, nes jisai, nu, ta prasme, jis išeikvos visiškai. Nu, čia reikia šitos santykius paleisti. Čia jums tai yra iš praeitų gyvenimo atėjo šitie santykiai su tam tikra pamoka. Su tam tikra pamoka. Nu, kokia čia pamoka? Jums reikia paleisti tiesiog viską. Nors skauda, yra tarsi kažkoks prisirišimas, toks biškinės veiksmas. Mums reikia išleisti iš tų santykių. Nes nieko gero nebus. Jeigu jūs tempsit gumą, tai ta prasme, nu, kas bus tiesiog, nu, neateis ta vidinė ramybė, nepajusit laimės. Žodžiu, jums nereikia gręžiotis į šitą žmogų, kad ir kaip jisai dabar baisiausia auka, kad jam baisiausiai nesiseka, bet, nu, vis dėlto nieko nekalti. Tai va, ir kokie bus jo veiksmai jūsų atžvilgiu artimiausių metų, pažiūrim, kokie bus veiksmai šio žmogaus artimiausių metų. Pagal kortas tai vyras, tada greičiausiai skaitimas skirtas moteriam. Nu ir kokie jo veiksmai jūsų atžvilgiu bus artimiausių metų. Nu, jisai vis tiek norės grįžti. Ir jisai dabar apgalvoja strategiją, kaip... Bet tas, čia jokio nuoširdumo nėra pas tą žmogų, jisai tiesiog apgalvoja strategiją, kaip jumis sumanipuliuot, kad jūs vėlgi priimtumėt. Nu, jisai nori vėl būti valdžioj, nori būti kontroliai. Jis ieško tik tai pasitenkinimo savo. Jūs jam visiškai nerūpit. Čia net nėra jūsų personažų. Net nėra personažo jūsų. Jis mato tik tai save. Jis čia, nu, visiškas egoistas, galiu pasakyti. Gal net ir narcizas. Nu, toks jisai. Jis galvoja tik apie save, kad tik jam būtų gerai. Ir gan greitai jisai apsireiš pas jūs. Tai tiesiog pasigalvokite, kas laukia jūsų. Nu, ką ir vėl, manipuliacijos, pats velnias iškrito. Va, čia jūsų vyrukas. O čia velnias, pats velnias. Tai va, tikrai siūlau net nežiūrėti atgal, palikti šitą vyruką su jo paties karma. Jums šito nebereikia, jūs turite eiti priekį. Jūs iš to nieko gero nebegausit, viskas, ta prasme, viskas yra išnaudota jau. Tai va, toks buvo pirmas variantas. Gerai, dabar einame prie antro varianto. Ką jis arba jie apie jūs galvoja ir kodėl. Ką jis jaučia arba ką jie jaučia. Gerai, žiūrėkim, kokie jausmai, kokios mintis apie jūs šiuo metu šiam žmogui. Kažkas čia jau krenta savaime. Savaime krenta. Vyrukas čia vėl krenta. Tai greičiausiai skaitimas bus moterims. Gerai, ką jisai nori pasakyti. Žmogus pasimetęs dėl šitų santykių, tai nelabai mato ateities. Nors santykiai pasirodo, gan ilgai tęsiasi, galiu pasakyti. Jausmai yra, žmogus kaip ir santykiai subrendžia, bet tai labai neapsisprendęs. Jisai nori iš tų santykių daug daugiau, negu jūs galite jam duoti.
Ir dėl to jisai nebemato ateities. Jisai gal netgi galvoja, kad jūs turit meilužį, kad yra kitas žmogus. O tai patvirtina. Kortos jisai tikrai įsitikinęs, kad jūs turit kitą. Turit kitą ir nežino pats, ko nori. Nu, taip, jisai yra įsitikinęs, kad jisai pats yra jums skirtas tik tai dėl tam tikrų pramogų, gal net sekso. Visi galvoja, kad jis nėra jums svarbus. Ir... Bet jis mato jūs savo gyvenimo emocijomis, jisai yra tiesiog pametęs dėl jūsų galvų. Norėtų ir vestuvių, ir daugiau jausmų iš jūsų pusės. Ir tai, kad jų nėra, bet kodėl jų nėra? Nu, nemato iš jūsų pusės jausmų. Nemato, jam trūksta dėmesio gal. Ir kažkas jūsų labiau buvo nutikę. Dėl ko jisai prarado pasitikėjimą jumis ir jisai dabar apmąstymuose. Nu ir gerai, kas čia nutiko, kodėl jisai taip galvoja, kas nutiko santykiuose. Kas nutiko. Buvo kažkokių nesusikalbėjimų, nesklandumų, gal net apkalbos, buvo kažkokia žinutės jisai pamatė. Ir jiems pasirodė, kažką jisai pamatė arba išgirdo apie jūs. Ir jisai tiesiog prarado pasitikėjimą jumis. Jo kažkokios apgavystės išraiškėjo, kurios senai prasidėjo. Ir ką jisai daro dėl to. Jis tai planuoja nutraukti santykius su jumis dėl šito. Tai jam viskas, ta prasme. Jisai prarado pasitikėjimą, prarado stabilumą jums. Jisai myli jūs, bet jisai nori nutraukti santykius. Ir kodėl jisai nori? Jūs jam buvot labai svarbi iš tikrųjų. Bet tai, ką jisai sužinojo, ir tai, kas įvyko, tiesiog pakeitė jo nuomonę apie jūs pilnai. Nors jis dar neturi sprendimo pats priėmęs. Bet esmė ta, kad jisai labai giliai į širdį tai yra paėmęs ir tai jam yra šitam žmogui labai svarbu. Gerai, ir kas... Kokie jo planai jūsų atžvilgių artimiausiu metu, ką jis planuoja, kokie bus jo veiksmai, kokie bus šio žmogaus veiksmai. Jis labai norėtų išsaugoti šitos santykius. Labai norėtų. Jis tam tikrą prasme tiki, kad jums gali kartu kažkaip pavykti išspręsti viską. Kad jausmai, meilė atgims, atsinaujins. Bet, jis patiria labai daug skausmo, nerimo. Ir galvoja, kad jisai tarsi pernelyg kabinasi į tuos santykius, kad pareikalaus labai daug pastangų iš jo. Nori naujos pradžios. Ir kartu jam reikia priimti sprendimą šiuo metu. Manau, kad jūs esat kažkokioj santykių pertraukoj šiuo metu.
Jisai nori, kad šitiems santykiams pavyktų, bet kas čia dar? Bet jisai artimiausiu metu su jumis, jeigu jūs esat pertrauko, jisai su jumis susisieks ir bus labai tiesmukas, labai griežtas. Bet jisai nori, kad santykiai atsinaujintų ir būtų dar geresni negu buvusi. Nu, pasiruošę praktiškai bet ką. Jisai pasidėjęs labai daug įdėt pastangų, pamiršt nuoskaudas ir atnaujint santykius. Tai va, gan geras vyrukas, tai bet labai kažkas tarp jūsų negero įvyko, ką jisai sužinojo. Gal tai tiesiog apkalbos kažkokios pikti liežuviai, bet tiesiog atkreipkit dėmesį. Žmogui reikia meilės ir pasitikėjimo, pagarbos. Ir viskas tarp jūsų bus gražu. Tai va, baigiam antrų variantų. Tokia labai stipri žinutė. Na ir dabar einam prie trečio varianto. Ką jums sako? Ką jis arba jie apie jūs galvoja ir kodėl? Kas vyksta viduje? Pažiūrėk, kas čia vyksta. Ką jis ir jie apie jūs galvoja? Kas sunkios kortos iš tikrųjų. Panašu, kad esate šiuo metu irgi ar tai išsiskyrę, ar toli vienas nuo kito. Santykiai seni, tai daugiau gal net draugystė kažkokia išsivyščiusi santykius. Yra daug nusivylimų. Ir vienatvės, bet vienatvė tarsi emociškai saugi, tarsi pabaiga buvo santykių. Nu, kas čia nutiko? Nu, čia jau buvo skyrybos. Skyrybos, tikrai matau skyrybų kortos. Ir ką jis galvoja apie jūs? Norėtų grįžti į jūsų gyvenimą vėl, tarsi pasimokęs, įgijęs naujų žinių. Nu, ne, o kodėl jis nori grįžti? Nu, jam nepatogu vienam. Nepatogu tiesiog ir jisai, bet esmė ta, kad jisai jūsų tiesiog prieiti prie jūsų negali. Bet seka jūs tarsi internete, jūsų profilius, kaip jums sekasi. Ir vien dėl to jisai nori grįžti. Tai dėl to. Jo stebi paslapčia, jisai negali susitaikyti, kad viskas baigta. Nu, negali žmogus susitaikyti, kad čia pabaiga buvo viskas. Jis jam sunku be jūsų. O, kas čia stiprios kortos. Panašu, kad buvo susituokę arba turėjot vaikų, arba tiesiog esat labai svarbi moteris jo gyvenime. Ir jisai tiesiog negali jūs paleisti. Nu, negali tiesiog. Nu ir kodėl? Net miega sapnuoja apie jūs. Vis prisimena, kaip buvo gerai kartu su jumis. Jausmai. Galbūt dar, nu tai nuoširdu. Nu, pažiūrėkime, ar nuoširdus tėvas. Nelabai, čia jisai labiau prisimena, kaip gerai jautėsi su jumis būdamas kartu. O dabar viską, jisai turi, visas savo problemas, jisai dabar turi nešti ant savo pečių. Jisai nebegali jums jų apkrauti. Jo, jisai nori vėl būti tiesiog pats geriausias, pats išmintingiausias, pats pačiausias. Bet nori to nieko nedarydamas. Tiesiog nori, kad
būt pačiu pačiausiu ir va, jūs turit susisiekti, jūs privalot, nes jisai negali, jisai galvoja, jisai įsitikinęs, kad čia jūs be jo negali. Ir jūs su juo susitiksit, o kokia iš tikrųjų tiesa. Taip, jisai negali priimti pralaimėjimo, kad čia yra viskas ir jisai yra niekam tikęs, kad jūs jį paliko čia. Negali tai būti. Nu, jisai negali. Jo, jisai negali priimti šito kaip, tiesos tokios apie save, kad jūs sugebėjot. O jūs va ėmėt ir sugebėjot. Jūs esat kardų karalienė. Paėmėt, nustatėt ribas ir nutraukėt ryšį, viskas, gana. Ir jisai negali su tuo susitaikyti, matot? Nu negali, jam reikia dar. Nu gerai, ir žiūrim, kodėl jisai taip galvoja. Ką jis jaučia, kodėl pas jį tokios mintis apie jus. Kokie jo jausmai jums. Oho, jisai nori sueiti, jisai, netgi projekcijos, tai kaip jisai elgėsi su jumis, ne aš čia, čia tu, va, toks gaslightinimas, ta prasme, jisai net manipuliuotų jūsų emocijom, kas dar. Gal yra bendrų vaikų, ar jis pats tarsi kaip nesavarankiškas mažas vaikas, tokiais žodžiais, kad oi, aš nebegaliu be tavęs, aš nesusitvarkau, tokią auką išstatyti bandys. Čia irgi va tokie va karminiai santykiai, karminiai grinai. O jums labai sunku nuo šito žmogaus atsiriboti iš tikrųjų. Tai net kartus rodo, kad jums reikia ieškoti pagalbos tarp kitų žmonių, jums reikia surasti tarsi žmogų, mentorių, gal tai būtų koks psichoterapeutas ar kažkas kito, kas jums padėtų užbaigti pilnai šitos santykius, nes jisai grįžtų ir jisai gali labai negražiai elgtis, nes jis pasiryžęs bet kam, kad tik jūs susigrąžintų. Jums reikia išsilaisvinti nuo šito žmogaus. Ir kartus įspėja, kad jis pradės labai negražiai elgtis. Ir apkalbos, ir netgi trikdys bet kokiu atveju jūsų ramybę. Gerai, ir kokie jo artimiausių metų veiksmai apie jūs? Kortos parodys, ko jis ketina realiai imtis šiuo metu. Ką jis galvoja, tai jau pamatė. Gerai, kaip jis ketina elgtis? O jis tai nori tiesiog imti ir atsilyginti jums. Taip sakant, tuo pačiu, jis privalo su jumis susisiekti, atnaujinti santykius, tada imti jūs ir išskaudinti. Psteliai. Jisai pasiruošė suvaidinti jausmus, suvaidinti meilę. Vat ką jūs įskaudinti? Va ką jisai ruošia. Ir jis privalo tiesiog savo įrodyti, kad jisai čia yra pats pačiausias. Tai strateguoja šiuo metu, kaip jūsų emocijom kažkokiam pasinaudot vėl, sumanipuliuoti. Net, Jezu, kokį pavaizduos, netgi, aš čia, žinai, taip tave myliu, tu taip su manim pasielgiai. Jam tiesiog norisi atkeršyti, mato. Kokie planai. Bokštas. Jis tai nori sugriauti jūs visiškai pilnai. Ir jis per manipuliacijas. Tai nori sugriauti. Kad nerastumėt laimės, prarastumėt savivertę. Ir tas sugrįžimas jo, atseit, aš tau dovaną duodu. Dovana kažkokia.
prisiminimais pasinaudos. Nu ir kortos jums tiesiog pataria. Laikykitės labai stipriai savo sprendimo. Jokių atsigrėžimų į praeitį. Paleiskit šitą ryšį, va matot, ryšys dar likęs energetinis. Ir tiesiog eikit į priekį. Viskas. Paleidot, nutraukit, net nesidarykit, nes šitas žmogus pasiruošęs bet ką sugriausti jūs visam laikui. Tikrai neverta ir negaiškit savo nei jėgų, nei dar kažko. Tai va, labai stiprūs šiandien variantai. Gaila, kad nėra labai daug džiugių žinučių, bet matomai kažkam šito reikėjo. Jeigu jums variantai nerezonavo, reiškia skaitimai yra ne jums. Na, čia bendri skaitimai, todėl tai yra tinkama daugeliui žmonių ir ne visada tik jums. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio.